Klaipėdos universitete nuo 2008 metų yra atliekami moksliniai tyrimai, kurie siejami su įvairių gamtos reiškinių, šiuo atveju daugiau vandens poveikiu į žmogaus sveikatą. Ir šis projektas yra išskirtinis, buvo didelė imtis tyriamųjų, keli šimtai. Tai leidžia moksliškai pagrįsti naudingumą tam tikrų metodikų, kurios ir buvo taikotos šiame tyrime. Valstybė, ekonomikos ir inovacijų ministerija matė strateginę reikšmę visuomeniai, valstybei įvertinti natūralių gamtinių išteklių įtaką nusilpusiam ir stresą patyrusiam organizmui. Man pasirodė ši tema labai aktuali, kadangi susiduriam su ją kiekvieną dieną. Daugiau kaip trečdalis visuomenės patiria sunkų stresą, kur reikia imtis skubių priemonių, kaip jų atsikratyti, panaudojant tikrai, ką turim Lietuvoje, tuos natūralius išteklius, geoterminį, mineralinį vandenį, gydomąjį purvą, tą patį klimatą, kuriame mes esame. Projektas Lugysės, kurį pavadinome Lietuvos natūralių gamtinių išteklių panaudojimo streso paveiktos psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo efektyvumas ir saugumas. Labai esame dėkingi Nacionaliniai sanatorijų reabilitacijos įstaigų asociacijai, kuri subūrė visus savo narius, iš jų 5, kurie pasiryžo dalyvauti šitame projekte, tikrai suvokdamos tai, kad šios investicijos, kuriuos ir jie patirs, yra labai reikalingos Lietuvai, labai reikalingos jiems ir prisidės prie kurortologijos mokslo pačio vystymo Lietuvoje. Turėjome leidimą jau praeitų metų lapkričio pabaigoje ir pradėjome atranką. Atrankoje sudalyvavo daugiau negu 1200 žmonių, iš kurių buvo atrinkti 350, kurie jau dalyvavo ir gavo visas procedūras. Pagrindiniai parametrai atrankos buvo patiriamas stresas, gebėjimas suvaldyti stresą ir šalutinių ligų nebuvimas. Padalinome į 6 tyrimų grupės, kurios 4 iš jų buvo skirtos tam aktyviam gydymui, skirtinga trukme, 6 arba 11 tyrimo dienų, skirtingose sanatorijose, skirtingų būdų. 3 iš jų buvo ambulatorinės, kada žmonės dirbo ir atvykdavo į procedūros, ir 1 iš jų buvo stacionarinė, kada tiesiog tą laiką žmonės gyveno sanatorijoje. O kitos 2 grupės mūsų buvo kaip ir kontrolinės grupės, tik tai 1 iš jų gavo tas pačias 11 dienų gamtos terapijos procedūrą, kuri taipogi buvo sukurta mūsų. 6 grupė buvo kontrolinė, kuri gyveno savo gyvenimą, dirbo savo darbą ir tiesiog dalyvavo matavimuose. Projekto dalyviams buvo skiriamos iš viso 5 procedūros. Tai pirma procedūra buvo purvo įvyniojimas, tada mineralinės vonios, 3 procedūra buvo mineralinis baseinas, kuriame buvo atliekama mankšta, 4 procedūra buvo haloterapija, tai yra druskų kambarys, 5 procedūra buvo gamtos terapija. Pati procedūra purvo trunka 20 minučių, jo yra ištepamas visas žmogaus kūnas, išskyrus širdies plotį. Išteptos vietos apvyniojamos plėvele, užklojama pledu ir žmogus guli ant šildomo specialaus stalo 20 minučių. Purvo yra keli tokie poveikiai, tai irgi taip vadinam terminis, tai šiluma purvo, ir mechaninis poveikis, cheminis ir biologinis. Visai lietų įdomių efektų ir priešuždegiminis, ir imunomoduliuojantis, ir medžiagų apykaitą skatinantis, ir prisitaikymą gerinantis, ir nuskausminantis, ir spazmus mažinantis. Mineralinėme baseine atliekamos mankštos bei sąnarių ir stuburo tempimai. Jeigu su voniom, tai maždaug panašiai, kaip ir sakau, kraujagyslės plečiantis, šlapimą varantis, medžiagų apykaitą
stimuliuojantis, kraujo krešumą mažinantis poveikis. Procedūros metu plečiasi dėl šilumos kraujagyslės, gerėja kraujotaka. Gerėjant kraujotakai, tada daugiau yra šalinamas skysčių iš organizmo. Iššaukiam iš pradžių labai stiprų dirginantį poveikį ir po 2-3 procedūrų tas dirginantis poveikis iššaukia slopinimo procesus centrinėje nervų sistemoje. Kaloterapija, dar kitaip vadinamas druskų kambarys, tai patalpa, kurioje sienos, lubos, grindys yra padengtos storų sluoksnių druskos. Kambaryje pastoviai palaikoma atitinkama drėgmė, tai yra 45–55%, pastovi temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių ir pastovis aerozolio kiekis druskos aerozolio nuo 8 iki 10 gramų kubinėme metre. Druska patekusi į kvėpavimo takus ir kur yra nunešama iki toliausių kvėpavimo takų, traukia skystį. Tas tirštas medžiagas jie suskystina, praplečia bronchus ir mums leidžia išvalyti plaučius. Naudojama taip pat vegetaciniams sutrikimams gydyti, tai blogas miegas, stresas, nervinė įtampa. Gamtos vaizdai, spalvos, garsai teigiamai veikia mūsų nervų sistemą, mažina streso hormonų vadinamo kortizolio kiekį kraujyje, dėl to sulėtėja pulsas, sumažėja spaudimas, pagerėja mūsų atmintis, protinė veikla, pagerėja miegas, sumažėja visas stresas, žmogus jaučiasi atsipalaidavęs. Šiame projekte buvo miškas, bet žinoma galima įjungti pilnai ir jūrą, ir smėlį. Čia priklauso nuo žmogaus fizinės parengties, nuo žmogaus amžiaus, psichologinės būklės, tiesiog pagal tai maršrutai parenkami. Jeigu mums, sakykime, trūksta kažkokio stiprybės psichologinės, tai darom jėgos pratimą. Jeigu kažkokio psichologinio balanso, pusiausvyros, tada darom balanso pusiausvyros. Tai matydami gamtą ir joje suvokdami, kad tas medis turi ir tą kantrybę, ir balansą, ir ištvermę, gamta gydo. Aišku, kad įvertinti mūsų poveikį mes turėjom atlikti matavimus. Atsirinkome 8 validuotas skales, kurios mums parodytų streso lygį, depresijos, nerimo, nuovargio, darbo ir socialinės adaptacijos lygius, gerovės, miego skalę. 2 skales sukūrėm patys, tai yra sveikatos skalę su įvairia simptomatika, kurią žmonės jautė ir po COVID praėjusio. Taipogi saugumo skalę. Metodologiškai stengiamės įtraukti tokius parametrus, tokius išmatuoti, kad galėtumėm įvertinti ir širdies kraujotakos sistemą, kvėpavimo, odos, raumenų, sąnarių ir panašiai. Kortizolio kiekio seilėse matavimas, kuris yra tiesioginis, toks kaip smegenų arba streso atspindys. Visi šitie matavimai buvo atliekami prieš pradedant procedūras, po procedūrų ir taip pat siekiant išmatuoti testinį išliekamąjį poveikį, buvo matavimai atlikti naudojant tos pačius algoritmus praėjus 3 ir 6 mėnesiams po procedūrų. Mes turim daugiau kaip 111 rodiklių iš visų skalių, kurie leido patvirtinti visas mūsų keltas hipotezes. Tai, kad natūralūs gamtiniai ištekliai sumažina stresą, nerimą, depresiją, gerina miegą, gerina socialinę ir darbinę adaptaciją. Kuo didesnis jaučiamas stresas, tuo geresnis ir ilgesnis efektas, bei tai, kad ar 3, ar 6, ar 11 dienų visa tai turi teigiamą poveikį visiems mūsų tirtiems rodikliams. Jaučiau ir perdegimą darbe ir tą parodė ir mano tyrimas. Ir dabar matosi, kad tikrai yra ženklus pagerėjimas. Darbas yra sėdimas ir kiekvienais metais bent jau 2 kartus į metus einu ten į kinezoterapiją. Šiais metais man nereikėjo. Po tų procedūrų po 11 dienų jokių skausmų, nusiskundimų neturiu. Pati oda pagerėjo būklė,
pagerėjo pati tokia psichologinė būsena, geriau miegojau, sveikos gyvensenos noras atsirado. Po procedūrų būdavo iš viso, kad miegi kaip vaikas. Dabar lengvai užmiegu, nėra nemigos, jokių problemų su miegu. Ir oda labai maloniai ir kaip šilkinė. Visiškai kitaip pradėjau į save žiūrėti, skirti savo dėmesio ženkliai daugiau negu skirdavau iki šio projekto pradžios. Pokytį labai didelį pajutau ir tą pokytį jutau dar po programos porą mėnesių. Patį tokį piką, kad pajūčiau, kad veikia, tai buvo 6. diena. Tas pokytis yra jau geras pusmetis ir tikrai jis jaučiasi, niekur jisai nedingo. Išliko suvokimas, kad kaip gerai nusistatyti laiką ir eiti vaikščioti. Tai dar po tų praktikų, dar kurį laiką vaikščiojau. Aš iki šiol vaikščiojau. Supratau, kad labai puikiai galima apseiti ir be vaistų, ir gamtoje, ir kokiu mes turim puikių išteklių būtent Lietuva. Tikrai mes matome ir toliau tąsą ir bendradarbiaujame su kurorto asociacija, bendraujame su politikais, su merais, kurie kurortuose dirba, taip pat bendraujame su kitais universitetais. Esame Europos universiteto tarpe, šiuo metu kalbam apie įveiklinimą buvusios geotermos, galimybę atsirasti baseiną. Tai yra didelės ir jų taikymas ir verslo susidomėjimas taip pat yra. Ir aš manau, kad čia tos galimybės yra plačios. Žinoma, mes nenorim pasakyti, kad tai yra viena injekcija ir viskas išsisprendžia, nes stresas ir jo valdymas yra ne tik paprastas įvykis, bet tai yra procesas, su kuriuo reikia pastoviai dirbti. Tai telieka tik tai išnaudoti tai, ką turim.